Sveiki. Turbūt kiekvienam turinčiam augintinį yra tekę susidurti su situacija, kai reikia išvykti, o savo mylimo šuns ar katės kartu vežtis dėja negalima. Tokia kelionė tampa tikrų galvos skausmu, nes tenka ieškoti draugų, bičiulių, artimųjų ar pažįstamų, kurie tą augintinį kuriam laikui priglaustų. Dabar jūs turit puikią išeitį. Šiauliuose įsikūrė šunų viešbutis Uodeginčius. Čia jūsų numylėtiniai galės gyventi prabangiuose apartamentuose, apsilankyti netgi spa centre ir išmokti pačių svarbiausių komandų. Einam. Tai pirmiausia, gal pradėkime nuo to, kur mes esame, nes po logotipu parašyta šunų viešbutis, bet iš tiesų, ką tik turėjom trumpą ekskursiją ir tai jau pamatėm visko labai daug. Tai yra visas centras. Tai apie tai, koks tai centras, ką čia galima rasti tiems, kurie turi augintinių. Mintis ir buvo padaryti šunų centrą, tik tai gal daugiau, aišku, akcentavo viešbutį, bet po to viešbučių yra ir dienos spa, ir dresūra, ir kirpykla, ir daug visokių kitokių paslaugų, katros susijusios su šunim, katėm ar aplamai, ta prasme, uodeguočiam. Prižiūri specialistai, kad jie turi ir savo ir veislynus, ir pradirbę daug metų, turi aukštą kvalifikaciją ir katrą pastoviai kelia. Iš tikrųjų, darbo stažai po žmonės siekia 20 metų ir gal daugiau. Pastoviai atnaujina žinias. Tai šuo ar ten katė ar kažkoks tai kitas gyvūnas tikrai nebus kankinamas ar kažkas tai jam ten atsitiks. Nes bus suteikta kvalifikuota pagalba, o šuo kiekvienas, sakykime, ar ten gyvūnėlis turi po 6 kvadratinius metrus atskirą kambarį, kuriam yra, plus iš vedžiojimų yra po 30 kvadratinių metrų terasą. Į katrą, ta prasme, susiderinus su šeimininku išleidžiama 3 ar 5 ar 6 kartus ar palei poreikį. Į lauką yra šuo išvedžiojamas, galima išvedžioti ir atskirai, ta prasme, ne vien voljeruose, kad jisai pats įsilakstytų, bet paprasčiausiai mūsų darbuotojas išves šunį, pavedžios, vėl sugrąžins atgal į viešbutį. Kitaip tariant, jeigu šuo šeimininko manymu turi kažkokių specialių poreikių, yra ten ar jautresnis, ar labiau bendraujantis, ar dar kažkoks, tai specialistas su juo bus tiek, kiek reikia, ar taip? Taip. Kiekvienas savininkas pasako savo pagydavimus ir katros mes juos įgyvendinam. Praktiškai visus 100%. Tai suteikiame kirpyklos paslaugas, visas dresūros paslaugos, bendro paklusnumo, sakykime, šunį galima išmokinti. Neužilgos ateities veterinarinės paslaugas pradėsime teikti. Po reabilitacinį, sakykime, gydymą galima suteikti, irgi yra reabilitacinės priemonės, ta prasme, daugiau mes, aišku, jas parodysim, ta prasme, ką su jom galima padaryti. Praktiškai viskas, kas susiję su gyvūnu. Galime pateikti, sakykime, ir tą patį pašarą gyvūnam tiekti žmonėm. Tai jie čia gaus viską, ko jam reikia. Kas susiję su šuniu, tai jie gaus visą 100% iš vienus vietos. O jeigu žmogus dar šuns neturi, bet norėtų kažkokių konsultacijų, pavyzdžiui, dėl veislės pasitarti, dėl šuniukų, ar gali jūs kreiptis? Taip, gali kreiptis, sakykime, nes pas mumis dirba ir aukštos kvalifikacijos teisėjai, kad yra teisėjauja tuose pačiuose paroduose. Tai, manau, jie pilnai sutiks pakonsultuoti ir pakonsultuos kažkokių klausimų apie kažkokią veislę, apie kažkokį šuniuką ir iš kur jį įsigyti. Tai manau, kad tą galim irgi suteikti visą pilną komfortą žmogui. Nuo šuniuko įsigijimo iki priežiūros, iki tolimesnio laikymo, tai visą pilną konsultaciją. Kokia komanda apskritai pas jūs dirba, nes atrodo, kad centras didelis, tai kiek tų žmonių turite? Dabar šiam momentui turim žmonių, sakykime, dresuotojai, kirpėjai, prižiūrėtojai, tai toks, nesame čia dideli, pastatas gal dideli, žmonių gal nėra tiek daug, dirba visi patys prižiūrim, nes čia, sakykime, daugiau gal ne darbas, kiek hobis, tai visi dirba su malonumu.
tą darbą ir neskaičiuojant valandų. Tai dabar esame tikrame grožio salone, ko gera, tik tai šunų. Tai kągi čia galite pasiūlyti šeimininkams ir jų augintiniams? Pirmiausia, ši paslauga buvo sumanyta kaip viešbučio lankytojam. Žmogus, kuris atveža į viešbutį savo augintinį, gali pageidauti, pasiimti iš viešbučio šuniuką gražų, sutvarkytą, išmaudytą, išfenuotą, sušukuotą, nukirptą. Bet jeigu yra ir šiaip mieste gyvenančių šuniukų, jie gali čia atvažiuoti į mūsų grožio saloną, išsimaudyti, išsišukuoti ir išeiti kvepiantis. Pirmiausia, tai maudomi yra visiškai visi šunys. Nori būti kvepiantis ir dobermanas, ir anglų buldogas, ir prancūzų buldogas, bet pagrindė kerpami yra ilgaplaukiai šunys. Patys populiariausių šiuo metu yra, aišku, Yorkšyro terjerai. Jie gali būti ir labai ilgais plaukais, kurie reikalauja didelės priežiūros. Tai šitie šuniukai, aišku, dažniau ateina išsimaudyti ir išsišukuoti, o tie, kurie nelanko parodų ir nenori parodinės šukuosenos, kerpasi trumpai, tiem, aišku, reikia truputėlį mažesnės priežiūros, tai yra mažiau šukavimo, bet vis tik tai jie maudomi lygiai taip pat kaip ir ilgaplaukiai ir nori taip pat būti gražus, tik tai tiek, kad plaukučiai trumpesni. Kitaip tariant, kiekvienam šeimininkui patartumėte, ar ne, pagal poreikius, pagal norus, kaip tas šunelis gyvena, kaip jį kirpti? Visada mes sakome taip, šuniukas atrodo taip, kaip nori šeimininkas. Jeigu šeimininkui patogu turėti augintinį ilgais plaukais, aišku, jisai bus ilgais plaukais. Jeigu trumpais ir nori mažesnės priežiūros, tai tada kerpa šuniuką trumpais plaukais. O kudliuką beveislį ar galima čia atvesti, ar padarysite šukuoseną? Jeigu šuniukas turi bent vieną plauką, jį galima nukirpti. Ar jisai bus veislinis ar neveislinis. Kokios dar čia procedūros? Galbūt kažko nepaminėjome. Manikiūrai, pedikiūrai ir visa kita. Yra tokia, kaip mes sakom, higieninė priežiūra. Tai yra pėdučių priežiūra, nagučių priežiūra, visa bikini zona. Taip pat reikia ir ausytės išvalyti, ir kai kuriems šuniukam yra apkarpyti, ir ausytės, ir apie ausytės. Ir atrodo tokios veislės kaip kolį arba šelti, kur dauguma žmonių galvoja, kad tai nekerpamos veislės, vis tik tai jos yra kerpamos, tai yra higieninė priežiūra. Tai kaip tik tai vyksta procesas, grožio procedūros ir prieš pradedant filmuoti, mačiau, kad dar tenka tą šuniuką ir psichologiškai nuteikti, ar ne, ir paguosti, ir nuraminti. Tai iš tiesų, kiti baiminasi, kiti labai jau perdėtai myli savo šunelius ir galvoja, gal jiem bus baisu, kaip aš čia dabar jį paliksiu. Tai kaip, jūs čia paruošiate tuos augintinius kirpimui ir visoms kitoms procedūroms? Pirmiausia, kai atveda šuniuką, visą laiką paimam šeimininkų į rankas. Niekada ant stalo iš karto nededam, kad šuo nusiramintų, kad jaustųsi šeimininkas atidavė geras rankas. Nors dreba šuniukai, jaudinas, bet pabendrauja su jais ramiu, svarbiausia balsu, nei piktai, nieko, nei griežtai, kad jie kuo geriau jaustųsi čia. Dabar esame tikrai turbūt mažai kam matytoje patalpoje ir procedūros ne visai įprastos. Kur esame ir kas čia vyksta? Šioje patalpoje yra ruošiami šuniukai parodom ir taip pat, sakykime, tokiom sveikatingumo procedūrom ateina. Ne kiekvienas šeimininkas turi galimybę su savo šuniuku daug lauke palakstyti ir juo labiau, kad šuniukui reikia ne šiaip, kad šeimininkas stovėtų, o jisai išniukštinėtų ir ten žingsnį kokį pabėgtų, o reikia nuolatinio judėjimo, nuolatinio bėgimo ristele tam tikrą atstumą.
Jeigu jūs šiandien jau ir matėte vieną šuniuką, tai yra Šelti, kuris turi nemažą antsvorį, tai būtent bėgimo takelis padeda atsikratyti antsvorio. Šuniukas mažai judėjo, užsiaugino riebalų sluoksnį, o kiekvienam šuniukui tai papildomi kilogramai tai labai nesveika ir širdžiai, ir žinoma, ir sąnariam nesveika. Būtent tas bėgimo takelis padeda atstatyti reikalingą tam tikrą svorį. Taip pat bėgimo takelis padeda parodiniam šunim, kad jie galėtų užsiauginti raumenis, kad tvarkingai judėtų. Šuniukas, kuris įpranta bėgti bėgimo takeliu ir uždėjus jam pavadėlį ir pasakius žodį bėgam, jisai bėga būtent tuo tempu, kokiu mes jį išmokėme. Aišku, tas judesys nėra vien tik tai bėgimo takelis. Turi būti tokia ir, sakykime, ringo dresūra, kai jisai turi judėti ir ratu, tuo tempu, kuris būdingas šitai veisliai, turi judėti ir pirmyn atgal, parodyti savo gražų judesį. Yra ir užsiėmimai ir salėje, kuri prilygsta ringui, ir būtent užsiėmimai tokiuose specifiniuose procedūrose. What?